Pagaliau patekom pas tave į svečius. Laukia meiliai. Ne, tikrai labai smagu, kad pagaliau Tai va, atvažiavo. tai jau dabar turi pati save prisistatyti, nes jau dabar mes be žodžių. Tai va, esu Jurga ir esu draudimo agentė, tai pirmas. Pats svarbu. Ir dar esu menininkė sieloj. Ne sieloj. Taip, darau darbų, bet nelabai daug. Tai kartais. Tai čia buvo kas menininkų susirinkimas, tai va ir aš tenai padalyvavau. Mes žinau, kaip džiaugiamės, kad tu sudalyvavai, nes iš tikrųjų būtent po šito renginio labai daug bendruomeniai žmonių sužinojo apskritai, kad tu esi menininkė, nes įsivaizduoju, kad kiek jau tu metų čia gyveni? Nu, virš 20 kažkiek. Tai vat, Po 20 jau nebeskaičiuoju. Jau po 20, tai vat įsivaizduoju, kad per tiek metų mes tai žinom, kad tu esi baigus vitražo studijas Dailės akademijai. Bet daug žmonių to nežinojo ir net nežinojo, kad tu apskritai kuri meną. Ir tai buvo net va, čia vietiniai bendruomeniai labai didelė naujiena. Jo, ir kai pasidalinai savo kūrybą, pristatymu šitam vizualaus meno kūrėjų susitikimui, tai tikrai gavom tokių daug, wow. Wow, tai, kad pažįstu tiek metų ir nežinojau. Nes tai čia nebuvo, kad, žinai, kažkas kažką piešia, tavo darbai ten tikrai įspūdingai į tą video, kur tu sudėjai. Tavo tam video labai gražu. Aš labai džiaugiuosi, nes tikrai esu maloniai nustebinta, nes tikrai nesitikėjau tokio atsiliepimo. Mes, žinok, irgi nesitikėjom, kad tu taip gerai pieši. Ne, mes nesitikėjom, kad mažai kas žino ir aš pat galvojau, gal menininkam menas tai yra intymu. Na, aš galvoju, kad, pavyzdžiui, jeigu tu kažką darai pieši, tai gal čia kažkiek yra, dalis ar didelė dalis tavęs ir galbūt ne visi nori viešinti. Kaip tu manai, čia kokia priežastis, kad tavo darbų parodų mes nematom muziejui dar? Arba apskritai nežinom net apie tavo darbus. Tai čia gal priežastis mano, nes tiesiog aš užsiėmus kitom veiklom ir tai menas visada mano bus širdį, bet aš tiesiog turiu 3 vaikus, visa, kaip sakoma, katės šuo ir darbas. Esu draudimo agentė ir tiesiog viskas eina į pirmą planą ir menas nueina į kažkelintą. Bet tai ateityje noriu tai pakeisti, nes tikrai jaučiu, kad tai yra manyje, kirba, bet aš... Neduodi žodžių iškirbenti viršų. Vis galvoju ryt, po ryt. ir va, bet kas paprašo, va, turiu draugę, jinai rašė knygą, paprašė manęs iliustruoti, aš iliustravau tenai, ar ten kas jūs paprašėt, padaryčiau video apie savo darbus, aš padariau, bet jeigu nieks nieko neprašo, tai ir nieko nerodau. Bet pas tave yra toks viduj, žinai, toks šaukia vidus, kad kurti ir kad jeigu rasti laiko, tai kurti. Jo, būna, bet kartais praeina. Nes pagalvoju, tai va rytoj jis ateina ir... Bet taip, esu, galiu pasakyti, kad tikrai Dailės akademija buvo mano gyvenimo dalis, kai aš žiūrėjau tai labai rimtai ir norėčiau tai toliau pratęsti, bet tiesiog nebuvo galimybės ar nebuvo įkvėpimo, kad kažką reikia daryti, bet menas yra visada manyje. Tai o kaip tu tapai draudimo agentė, kaip tu pasirinkai tokią sritį? Labai irgi atsitiktinai, tiesiog papuoliau žinokit, po biškį, ieškojau darbo, padirbau pas brokerius, po to padirbau pas draudimo agentę ir pagalvojau, aš labai mėgstu padėti žmonėm.
Ir aš pagalvojau, kad kodėlgi aš negaliu ant savęs tai būti pati, kaip sakoma, savo viršininkė ir kodėl aš turiu dirbti kažkam. Ir va tai prasidėjo, bet pirmiausia, tai man labai patiko tas jausmas, kad tu esi reikalinga ir žmonės klausia, va ypač dabar, kai yra su draudimais Kalifornijoje, galima sakyti, krizė. Tai va žmonės skambina ir Jurga padėk, mums tenai neatnaujino draudimą, mes esam toj zonoj, kur yra daugiau ten, pavyzdžiui, gaisrų ir draudimas išmetė ir padėk, ką gali daryti. Ir aš tada labai su malonumu, kaip sakoma, apžiūriu visą situaciją ir tiesiog, bet čia ne vien apie namus, aš darau viską, aš darau nuo gyvybės iki mašinų, iki gyvūnų, pet insurance, aš darau visą ir retirement ir visas, kaip sakoma, visas rytis, žodžiu. Visas rytis, nes man patinka, nes daug žmonių irgi, pavyzdžiui, apie draudimą nelabai žino ir jie sako, va, aš turiu tokį ir tokį draudimą, tai kai paklausiu kokį, tai pasako, kad kokią kompaniją ir dar pasako, kad arba ten pilnas, arba ten koksai, deductible, bet nežino nei kokie... Nesigilina. Ne tai, kad nesigilina, gal net nežino, net nežino, kad tik sužino tada, kai kas nors atsitinka, kad ten, pavyzdžiui, tas ir tas nepasidengia ir pas jos nebuvo to ir vienu žodžiu, problema išlenda jau daug vėliau. Tai va, mano užduotis, net čia kaip ir menininkai ateina tas toksai, kad va, aš noriu viską praplėsti ir viską uždengti. Bet tai... Toks pašaukimas. O kaip, manai, žmonės draudžiasi iš baimės ar iš meilės savo šeimai, savo ir savo šeimai? Ir taip, ir iš reikalo, nes draudimas yra privalomas, kaip pavyzdžiui, mašinos draudimas arba namų draudimas, jeigu tu ėmi iš banko paskolą perkdamas namą, tai tu privalai turėti draudimą. Su gyvybės draudimu taip pat, jeigu tu, pavyzdžiui, ten atsidarai biznį ir turi partnerį, tai labai dažnai kas nori apsidrausti, kad jeigu kas nors, kad tai taip. Tai va. O kaip tu galėtum pasakyti, kad priklausomai nuo to, kaip žmogus renkasi draudimą, tu gali pasakyti apie tą žmogų kažką? Ar tai pasako draudimas, kurį renkasi, arba kaip renkasi, žinai, preciziškai sako kažką apie žmogų? Manau, kad sako, nes kiti paskambina ir klausia, kiek. Ir aš sakau, labai norėčiau atsakyti, bet sakau, čia ne bulvių maišą parduodu, man tiesiog ir nenori jie gilintis, nenori pasakyti, aš kaip žmogus man paskambina, aš dažniausiai noriu su juo praleisti kokią mažiausiai 30 ar 40 minučių, kad aš sužinočiau jų situaciją, kad aš kažką galėčiau pasiūlyti. O jeigu žmogus man nieko nenori sakyti, tik tai klausia kiek, tai tada aš sakau, tiesiog nelabai kaip galiu padėti, nes aš galiu padėti tik tai tuo atveju, jeigu aš žinau visą situaciją. Tai ir dažniausiai kas kaip ir net ir finansinė, nes yra, kaip sakoma, budget ir tada puikiausiai galiu padėti, bet žmogus turi irgi norėti su manimi. O kokį, pavyzdžiui, draudimą rekomenduotum visiems turėti, apie ką galbūt daug kas nepagalvoja? Ne iš privalomo, iš to? Jo, ne iš privalomo, aš sakyčiau, gyvybės pirmiausia. Taip, nes... Galbūt gyvūnų svarbiausia. Ne, jeigu tu turi gyvūnų, tai taip, dabar yra veterinarų kainos ant tiek yra užkilę, kad jeigu kas nors atsitinka, tai tu nepaliksi gyvūno nelaimiai, tu mokėsi ir 10, ir 20, ir kiek reikia tūkstančių, kad išgelbėti, tai žmonės nesusimąsto. Bet kaip sakoma, gyvūnai, tai čia kaip ir prabanga.
dėl to ir daug žmonių jų neturi, bet kas liečia gyvybę, tai aš sakyčiau, jeigu tu turi artimus žmonės ir tau svarbu, kaip po to gyvens tie žmonės, tai pavyzdžiui, vaikai ar tavo sutuoktinis, ar ten tėvai ar kažkas, tai pirmiausia, aš pavyzdžiui, Lietuvoje tokio dalyko net niekam neįdomu, bet po to, kai atsitinka nelaimė, neduok Dieve, o tada žmonės prisimena, kad reikėjo gal. Žinai, kalbant apie gyvybės draudimą, aš labai tokiu įdomiu atveju susidūriau, kur mano bendradarbė skyrybų metu pareikalavo, kad jos buvęs vyras apsidraustų gyvybę, nes jisai numoka alimentus, jeigu kas atsitiks, kad būtų, draudimas. Ir aš taip, ta prasme, aš supratau iš jos, kad čia labai toks, kaip Amerikoje gal įprastas dalykas, kad skyrybų metu tiesiog reikalauja advokatai kitos pusės, kad turi būti gyvybės draudimas. Tai ne skyrybų metu, kad ir net santuokos metu, manau, kad tai yra, aš pavyzdžiui neįsivaizduoju gyvenant Amerikoje neturėti gyvybės draudimo. Žinokit, nes, maža ko, kaip, taigi turim ir mortgage, turim vaikus, vaikus reikia išleisti į college, vaikai turi būrelis, turi visokius ortodontics braces, kur ten tūkstančiai, 10 tūkstančių, 20 tūkstančių. Ir visa tai, jeigu kas nors atsitinka vienam iš sutuoktinių, tai viskas užkrenta ant kito ir tada jau reikia ir samdytis ekstra žmogų, kad ir vairuotų. Ir čia net ir žmogus, kaip pavyzdžiui, kiti sako, mano žmona nedirba, tai nereikia draudimo, bet jai gyvybės draudimo. Tai kaip tik reikia, nes jeigu tavo žmonai kas nors atsitiks, tai tu turėsi samdytis. Samdytis ir tau daužys. Turėsi ir kad eitų tau namus aptvarkytų, ir kad vaikus išvežiotų, ir valgyt kas padarytų, ir tai kainuos. Matai, kartais vyrai nepagalvoja apie tai. Jo, bet taip. Matai, Amerikoje gyvenant čia truputį mūsų jau kitoks supratimas, žinai, yra, nes čia jeigu kas nors tau bet kas atsitiks, tau net nereikia numirti, tau užtenka ligos ar tiesiog prarasti darbą ir jau tavo gyvenimas visiškai keičiasi. Dėl to, kiek tu turi įsipareigojimų ir viso kito. Taip. Bet aišku, jo. Tai apie draudimus man tik labai ta sfera patinka, nes aš jaučiuosi reikalinga ir labai džiaugiuosi, kai galiu padėti žmonėm. Ir esu gan žinoma čia Bay Areoje, nes jau esu draudime nuo 2008-2009 metų. Aš nežinau, ar aš lietuvių bendruomenėje esu žinoma kaip draudimo agentė. Kaip menininkė, tai tikrai. Tai tikrai nežinoma buvai. Bet tu tikriausiai dirbi ir su lietuviais, nes čia daug lietuvių yra. Jo, bet ne per daugiausiai. Bet tau, pavyzdžiui, nėra daug lietuvių. Ta prasme, palyginti su kokia Čikaga, ne. Taip, bet, pavyzdžiui, tau yra tas, kai, žinai, pas tave kreipiasi lietuviai, kad tau norisi taip jiems ekstra geresnių sąlygų kažkaip gauti. Yra tas toks, kad taip yra, bet savam žmogui. Taip, savam, taip aš, bet žinokit, kad aš dažniausiai beveik visiems kas man paskambina, aš visiems darau ekstra. Taip, kad kai man sako, ar čia aš, kaip sakoma, po senų laikų platų, tai aš jau žiūriu visiems, aš bandau ir aš suprantu, kad žmonės ir ten gal kokioj finansiniai situacijoje netokioj, bet aš bandau iki paskutinės padėti, pagelbėti ir kad galėčiau pati aš ramiai miegoti, kad aš padariau viską, kad jeigu kas nors atsitiktų, ar mašinai, ar namui, ar šuniui, katei, visiems būtų, kaip sakoma, taken care of. O yra skirtumas, kaip, tarkim,
tarp skirtingų kultūrų žmonių, kad tarkim, nu nežinau, pavyzdžiui, amerikiečiai, žinai, mano įsivaizdavimo amerikiečiai draudžia viską. Tai ir brangiausiai. Tai su jais gal lengviau, nes jiems nieko nereikia ten įrodinėti, nu ir jie taip supranta, ne? Ir pavyzdžiui, žmonės, kurie atvykę iš kitų šalių, dar nėra, žinai, ilgai čia gyvenę. Tai kaip sakiau, jie nori tos transakcijos ir nori kažko pačio pigiausio produkto, kur nebūtinai ten, jeigu kas nors atsitiks, kad padengs tam juos. Nu, tai čia taip yra. Bet tai čia, manau, kad nuo žmogaus intelekto išprusimo priklauso nuo ką jisai supranta, nors kad ir kiti tenai su didžiausiais diplomais vis tiek nori pačio mažiausio ir ką. Čia priklauso gal nuo žmogaus to charakterio. O tu edukuoji juos kaip nors? Aš norėjau klausti, o kaip, pavyzdžiui, paprastam žmogui, bet tarkim man, aš iš tikrųjų galiu pasakyti, aš nesu per daugiausiai žinanti apie draudimus. Žinai, kad turi būti toks, bet o kaip man žinoti, o ko man reikia ieškoti, o kaip man rasti geriausia, o kaip man, pavyzdžiui, kitur nuvažiavus, tarkim, sugalvosiu, aš dabar į Nebraską išsikrausiu. Kaip man Nebraskui rasti geriausią draudimo agentą? Kur ta Nebraska? Nu, kur nors, sugalvo kokią kitą keistą vietą. Tai ką aš ir norėjau pasakyti, kad pirmiausia, aš visada bandau paskirti tą laiką 30-40 minučių, sužinoti klientą, o po to dar ant kito karto, jeigu galima, aišku, galiu ten ir užsitęsti ir viską paaiškinti, bet pirmiausia, tai aš sužinau jų situaciją, o po to bandau paaiškinti visas galimybės, ir tada tik tai jau jiem kaip ir patariu ir pasiūlau bet aišku, gali žmogus nesutikti ir sakyti, ne, man tikrai to nereikia. Tada, aišku, čia yra žmogaus pasirinkimas ir tada taip, mano darbas yra pasiūlyti, viską paaiškinti, visas situacijas nuo A iki Z. Ir jeigu žmogus nenori, tai tada dažniausiai net yra, kad pasirašo kažkokią formą, kad jie atsisako tų ir tų draudimo to coverage. Ir net nežinau, kaip lietuviškai pasakyti. Ir tada jie pasirenka, ką jie nori. Bet yra minimumas pagal California law, ką jie turi turėti. Ir čia priklausom, čia kalbu apie auto arba home, o visa kita yra optional ir jie pasirenka. O yra draudimas nuo darbo praradimo? Tai taip, yra visokie disability insurance. Ne, bet jeigu tave atleidžia iš darbo. Jeigu atleidžia, tai tada čia unemployment. Unemployment. Bet čia aš jau negali padėti. Ne, unemployment yra tas social Californijos, kur išmoka. Bet turim tokių private, tai ten visokie disability insurance, kad jeigu tu negali nusilauži koją galvą ir tave reikia, kad tave slaugytų ten. Tai tavo visi, pavyzdžiui, dabar katukai ir šuva visi turi draudimą? Taip. O varlės? Varlės neturi. Diskriminacija ir žuvis taip pat. Nes jos ilgai negyvena. Bet tai tu turi turėti čipą gyvūnai, ne? Kaip draudimą norint to daryti, nes kaip tu identifikuosi, kad čia yra tas murkis? Neturi to čipo, niekas netikrina. Bet tu tiesiog, kaip yra ir įdomiai su šitų kačių šunų draudimais, kad tu, kai ateini, paprašai draudimo, tai pagal tavo vardą, pavardę, jie gali visą historiją iš visų veterinarų, kiek tu ėjai, ištraukti ir tu pasižiūrėti, kur tu buvai ir ką tu vedėjai. Ar murkis, ar burnis, ne? Ir jeigu tas murkis jau sirgo kažkokią ligą ir tu atėjai ir nori draudimo, tai tu gali tą draudimą padaryti, bet to, kad jau jisai sirgo, tai jau bus kaip pre-existing condition ir nepadengs. Tai va.
O yra koks nors mitas, kurį norėtum paneigti apie draudimą? Yra koks nors, žinai, sklandantis mitas, kur visi galvoja, kad draudimas yra kažkaip, bet tai netiesa. Nu, visi galvoja, kad draudimas tai yra skemas, pinigų išmetimas, bet kai kas atsitinka ir kai gauna išmokas ir padengia, ten daleiskime ir namą sutvarko ir mašiną visiškai, tai tada biškai pasikeičia nuomonė. Ir dažniausiai tuo atveju aš ateinu in the picture, nes žmonės, kai atsitinka ta nelaimė ir dažniausiai jie nežino, kur kreiptis. Tai aš esu ta, kaip sakoma, agentė, kur aš ne tik, kad parduodu, bet jeigu ir kas nors ne taip, aš kalbuosi su adjusteriais, aš kalbuosi su kitais ir ten, jeigu ir advokatais ir bandau išspręsti problemą. Tai gal dėl to aš esu ir čia tapau populiari, nes visą laiką bandau padėti žmonėm bet kokioje situacijoje. Kokia, tu gali, pavyzdžiui, pasidalinti kokią nors, kas tavo karjeroj buvo įdomiausias, draudimo atvejis kokį nors? Įdomių, kiekviena situacija būna labai įdomi. Ne, bet žinai, galbūt kas nors draudė, ką nors tokio neįtikėtino. Egzotiško. Pitoną. Nu, pitoną, pavyzdžiui. Nu, dėja, dėl pitono arba ten, kaip Jennifer Lopez savo užpakalį, nedraudžia pas tave? Žinokit, ne. Bet, kad kokį jewelry arba vienas ten Rolex užsidraudė, kur 50 000 ir po kelių mėnesių jį tipo laikė su gunpoint ir pavogė. Atėmė. Aha. Nu ir draudimas sumokėjo visus 50 000. Tai dabar su nauju Rolexu vaikšto žmogus. Nežinau, jis jam po to nepratęsė do draudimo. O tu dirbi su kažkokia konkrečia draudimo kompanija, ar tu gali per daugelį kažkaip geriausia? Jo, labai geras klausimas, aš turiu daug kompanijų ir todėl bandau visą laiką atrasti. Ai, tai tu nesi, kad tarkim tik AAA ar ten? Ne, aš mėgstu labai Nationwide, čia mano yra mėgiamiausia kompanija, bet aš visada, kaip sakau, pašneku su žmogum pirmiausia ir tada nusprendžiu, į kurią kompaniją jam geriausiai tiktų. Gyvybės draudimas, tai jeigu tu gyveni Sakramente ir San Franciske, jisai tam pačiam žmogui skiriasi ar nesiskiria? Nu, dėl to tai manau, kad mažai, bet pirmiausia, tai dėl gyvybės draudimas priklauso nuo tavo to health record, tai nuo amžiaus, aišku, kuo tu vyresnis tampi, tuo brangiau. Ir kitas dalykas, ar tu rūkai, tai čia yra number one. Kaip įrodyt, kad žmogus rūko? Tai tavo labai paprastai. Tai pirmas dalykas, jie, kaip tu aplaini info draudimo, jie pakelia tavo visą istoriją. Kitas dalykas, jie gali patikrinti kraują ir rūkymas išlieka. Gali draudimas tikrinti tavo kraują? Jeigu yra, žinai, keistas, kad tau reikia išmokėti milijonus, tai patikrins ir kraują gal? Ne, tai čia visiškai normalus, jie atvažiuoja, daro tą physical exam. Kai tu draudies ar kai numiršti? Ne, kai tu draudies. Kai tu numiršti, jau jokio skirtumo tavo egzamino. Ne, tai tada jiem išmokėti. Bet tai klausykit, pasižiūrėkit, dabar sveikatos draudimai tokie brangus ir žmonės net neturi medical, kaip sakoma, nes klausiu, kada buvot pas gydytoją paskutinį kartą, sako, neprisimenu. Nu tai tai ateina paramedikai ir patikrina tave nuo A iki Z, viską patikrina, nes jau tu ten pasirinkai porą milijonų, tai jie patikrins tau viską. Ir taip, kad jeigu jau draudimas davė, reiškia, gyvensit ilgai. Jeigu aprūvino ir dar geriausia. Bet pavyzdžiui, jeigu tu ten turi kažkokį sportą, kaip, žinai, aš nežinau, ten slidinėjimas arba skydivinimas. Jo, tai čia bus biškai sudėtingiau, gali atmesti draudimas. Bet vis tiek yra tokių, ne, kur special yra pomėgiai, hobiai. Ne, tai gali būti arba labai ten brangu, arba atmesti tiesiog. Jeigu jau parašysi anketoj, kad eisiu šoksiu parašiutu ir dabar noriu
užsidrausti. Tai žinokit, draudimas irgi ne durnas, kaip sakoma. Jie pinigus, jie, kaip sakoma, deda pinigus, kad jūs ilgai gyvensit. Nes tie, kurie greit miršta, nelabai apsimoka tie klientai, ne? Jie nori, kad jūs ilgai gyventų, bet vis. Taip. Bet tai draudimas neabejotinai yra labai didelė tavo gyvenimo dalis, bet tu vis tiek turi dar kažkiek laiko ir kitiems dalykams. Pavyzdžiui, mes žinom, kad esi maisto gamintoja. Pavyzdžiui, pagaminai tinginį mums. Jo tinginį tai pagaminai ir mes jį suvalgysim, bet aš noriu paklausti apie tuos specialius, kaip jie ten vadinasi. Kinkalius. Kinkaliai. Mes žinom taip, kad tu mugasi. Tai nežinau. Papasakok apie kinkalius. Kodėl kinkaliai? Aš nežinau, ar aš čia profesionali maisto gamintoja, aš gal valgytoja. Nes aš labai mėgstu, aš sakiau, gal aš praeitam gyvenime buvau gruzinė, nes aš labai mėgstu gruzinišką maistą, čia mano mėlymiausias. Aš visur apėjus visus restoranus čia Bejerijoje ir va šitą Story Winery, ten jie labai gerus kinkalius daro, su Vita bendradarbiaujam ir tai aš visur, kur kinkaliai, ten ir aš. Bet ėjau į klasę ir bandžiau mokytis ir tai klasiai pavyko, bet namie tai, kaip čia pasakius. Tai va. Bet čia tik tai kinkaliam tu turi, žinai, tokį, kaip sakyti, effing, ar ir kitam maistui turi gruzinišką maistą. Ar gal tu šiaip labai mėgsti dar kažką gaminti? Žinokit, mėgstu tinginį gaminti, labai gerai tinginis gaminasi. Tinginių maistas. O ką dar mėgstu gaminti, nežinau, mėgstu, kai mama pagamina. Nu jo, tau labai gerai, žinai, mama tau visko gali prigaminti. Jo, tai pasisekė. O kaip tu gruzinų virtuvę atradai? Gruzinų virtuvę atradau, tai... Nes Gintarė jos po šiai dienai netradus. Jo, aš dar netradus. Aš iš vis nežinau, kas yra kinkalis, tai man net sunku buvo prisiminti pavadinimą. Bet tai Rasa turbūt parodė. Aš žinau, bet jinai nėra nieko ragavus, jinai nei chačiapuri, nieko jinai nežino. Tai kaip atrasti gruzinų virtuvę, ką reikia daryti? Netyčia ten užsukt? Jo, tai atrasti turbūt gruzinų žmonės pirmiausia ir tada nueiti į jų restoraną arba vyninę. Kiek tu esi prisirišus prie Kalifornijos? Nu, va, čia kai buvo gaisrų tas metas, tai galvoju, reikia kraustytis, bet kažkaip tai, į kurį štatą nuvažiuoju, vis tiek nėra geriau kaip Kalifornija. O kodėl tau taip patinka Kalifornija? Nežinau, žmonės, kažkaip tai, ta gamta, tos vyninės. Nes mes kaip tik šiandien diskutavom su Gintarė, tai kiek daug mūsų pažįstamų dabar džiaugiasi šilta jūra, supranti. Ir ežerais. Ir ežerais, ir ten savo laivais ir viskuom. O mum nežinomas baseinas čia yra per šaltas. Taip, o mes tik tais iš tolo į vandens telkinius galim žiūrėti, nes viskas yra labai šalta. Ne, žinokit, man patinka Kalifornija. Matai, kaip gerai. Pirmiausia, tai tikrai gamta yra nežmoniškai graži, kur pavažiuosi ten grožis ir Lake Tahoe aš mėgstu, ir Monterey, Carmel, ir viską, ir Half Moon Bay, ir kur aš nuvažiuoju ir atrodo, kad vau, aš čia gyvenu, nu kaip fainai. O tu, kai atvykai pirmiausia į valstijas, tu čia į Kaliforniją ar kažkur kitur? Aš turėjau tą tokį work and travel, kaip studentė važiavau į Aliaską, ten bandžiau vasarą. Ne, buvo vasara, tai labai šilta buvo, bet labai patiko ir grįžau į Lietuvą ir pasidarė ankšta Lietuvoje. Pasidarė mažai vietos. Ir tada sugalvojau važiuoti ir stažiruotis va čia. Pagal savo meno sritis, nes čia San Francisco tipo menininkų miestas. Tai tu kaip studentė atvažiavai? Jo, aš atvažiavau kaip studentė. Tave išleido?
įdėjo daug vilčių universitetas, ne, kad Galvojau, grįši. kad ne, tai aš pabaigiau universitetą, pabaigiau Dailės akademiją ir atvažiavau studijuoti. Ėjau į ambasadą, tada reikėjo vizos, parodžiau savo menus, visus vitražus atsinešiau ir man uždėjo štampą, kad aš galiu važiuoti. Tave patvirtino oficialiai kaip menininką. Jo, ir aš Tai tu atvažiavai čia su ta kūrėjų viza, ne? Kur menininkų viza būna? Aš atvažiavau, aš nežinau, B kažkokią, dabar jau pamiršau. Nes aš žinau, kad yra, žinai, mes tai atvažiavam čia su tom paprastom, bet aš žinau, kad yra va ta kažkokia menininkams skirta. Čia nebuvo būtent menininkė, čia buvo stažiruotė kažkokia, aš nežinau, kokią ten vizą atvažiavau, nes jau buvo prieš daug metų. Tai, ir tu kažką darai San Franciske? Jo, aš dirbau vitražų studijoje, vadinasi San Francisco State. O dar yra jinai? Galbūt, nežinau. Tai ten tavo darbų gal dar yra koks langiukas? Nu, nežinau. O tai tu darydavai žmonėm vitražus, ar ten kažkam Tai pagal užsakymus jinai ten turėjo tokią savininkę. Vadinasi, tai vitražai Amerikoje yra skirtingi nei Lietuvoje. Nes čia yra viskas Victorian style, čia nenaudojama glazūromis, čia viskas yra labai paprastai, viskas labai simple. Ir apskritai menas Amerikoje yra daug paprastesnis nei Lietuvoje, sakyčiau, ar ten Europoje. O kodėl tu manai, tu sakai, tas paprastesnė technika? Jo, viskas paprasčiau, jo. Sakyčiau, pavyzdžiui, vitražai, tai yra tiesiog kitoks stilius. Yra Victorian style Amerikoje ir jie nedaro ten jokių glazūrų, jokių tenai kaip Lietuvoje. Jos gal moko mūsų pagal daugiau gotikos tokios stiliaus bažnyčioms ten mes. Tai va, o čia tai paprastai labai tokius, daugiausia paprastiem namam, ten kokia, pavyzdžiui, durų, kažkokia ten mažytė kokia, kad šviečianti ten su gėlytėm Victorian style padaryti, viskas jo. Nu ir tada vaikščiai tau po San Franciską, darai vitražus ir... Jo, ir aišku, mano ta pradžia buvo nelengva, nes labai sunkiai, kaip sakoma, nes už tos vitražus aš negaudavau. Milijoną nemokėjo. Iš viso 0 mokėjo. Tai buvo sunkiai, bet iš tikrųjų... Bet niekad negalvojai, kad yra labai sunku ir viską mesiu ir kraustysiuos kažkur kitur, grįšiu ir vienu žodžiu. Jo, nes tu čia pasirinkai brangiausią eriją, žinai. Nes man buvo, aš kai atvažiavau, aš galvojau, kad aš jau nusprendžiau, kad aš pasirenku šitą kelią ir man tiesiog grįžti būtų prieš visus pasirodyti, kaip aš jau I failed, nu kaip jau, nepavyko. Nepavyko, nors man mamutėm žinatėmis rašydavo, kad vaikeli, gal tau ten negerai, gal grįžk. Neatsiųsdavo pinigėlio. Žinok, vienu momentu, kai jau buvo labai striuka, pačioj pradžioj tai buvo ir atsiuntę, žinok. Tikrai, nes tikrai buvo nekas. Per visko buvo, tikrai nebuvo rožėm klotas tas kelias. O kada įvyko lūžis, kai tu jau, žinai, supratai, kad jo, viskas man bus gerai? Nu, žinok, po kokių 10 metų. Matai, tu nepasidavė, ne? Bet tai ta prasme, įsivaizduok, 10 metų, va taip varytinai žino, kad čia jos vieta ir nereikia jai net į kitą valstiją nesikraustėjai. Na, gal ne 10, gal 7 kokia, jo, sakyčiau, bet jo, nesikrausčiau. Bandžiau kraustytis į Čikagą, bet neprigijau Čikagą. O, tai tu biškai pagyvenai ten? Mėnesį jo pagyvenau. Man Čikago pasirodė kaip Lietuva. Ir galvoju, jeigu aš jau atvažiavau į Ameriką, tai man jau reikia būti Amerikoje. Bet Amerika, pavyzdžiui, visi galvoja, o čia atvažiavau dėl to, kad pinigai. Čia man tiesiog buvo toksai laisvė, tokia, kad niekas niekam neįdomu. Tu gali eiti su pižama į parduotuvę. Bet tu tai nevaikštai su pižama, žinok.
Jinai nori, kad kiti eitų susižavo. Tai čia, Nu žinokit, jau prieš 20 metų, o va vaikšto jinai su aukštakulniais ir nesu pižama. Čia, žinokit, kitos priežastys, bet man va tas patinka, tas laisvė, ta tokia, kad niekam niekas neįdomu. Dar patinka, va, kad daug tautybių žmonės, visi kaip viena šeima, va, kad nėra tos tokios, va, tu čia toks, o čia, va, tu kitoks, va, tu čia kitaip. Iš tokios šalies, va, man tas patinka. Tai va. Tai, pavyzdžiui, jeigu rytoj nereiktų galvoti apie finansus ir žinai, tą visą stabilumą, tai kaip tu manai, tu grįžtum į meną ir tiesiog užsidarytum savo studijoje ir kurtum, ar visgi tau tas noras padėti žmonėm tave vis tiek verstų va, dirbti, tarkim, draudimo darbą? Žinokit, kai turėjau antrą vaiką, buvau pasiėmus pertrauką metų. Nes jau buvau visiškai išsekus nuo tų draudimų. Jau nebenorėjau nei žiūrėti nieko. Ir žinokit, per tuos metus mano telefonas buvo tylus ir žinokit, man pradėjo trūkti, kad manęs kad man nereikia niekam padėti. Va, kažkoksai va, buvo įkvėpimas, kad va, ir aš tada sakau, nu, man reikia grįžti į tą. Nes jo, ir tada galėjau ir aišku daugiau gal ir piešiau biškį. Tai čia buvo prieš daugiau nei 10 metų. Daug tu ten pripieši su mažu vaiku. Tai jo, nu, prieš 10 metų buvo. Čia žinai, kaip visų yra. Aš jau kaip jau eisiu vaikų atostogų, tai jau tada viską darysiu. Jo, bet tai dabar mano vaikai beveik jau dideli, tai va dabar gal jau pribręs tas laikas ir atsiras kūrybiniai vietai. Na, žinok, labai tau linkiu. Aš bent jau tai labai tau linkiu imti savo tą kūrybą, nešti visiems į viešumą, nes man labai labai gražu. Tai va, ir ką man patinka piešti gamtą ir žmonės. Ir dar patinka, aišku, tos tokius surrealizmą, kažką tokio nerealistiško daryti. Bet aš labai mėgstu plenerus ir labai mėgstu piešti žmonės, vat, visus charakterius ten, žinai, portretus ir čia buvo nuo vaikystės, net prašydavau ten, kad kokia teta pasėdėtų, žinai, nupieždavau, dar mama turi mano tetos ir mano mamutės amžinatilsį irgi portretą mano pieštą. Man buvo 10 metų ir visi sako tikrai labai panašios, žinai, nes, nu, vat kažkas yra, kad, nu, turbūt tas meilė žmonėm ir gyvūnam, gyvūnam pirmiausia. Tai nežinau, ar aš taip galiu sakyti dabar viešai, bet paimsiu ir pasakysiu, nes aš manau, kad tu jau prisižadėjai, kad mes darysim tokį kaip suėjimą ant kalno su molbertais. Taip. Ir pakviesim visas lietuvės, taip, kas norės jungtis. Taip, jau dabar, žinok, viskas eis į viešumą. Ir, žodžiu, ir padarysi tokį workshopą mums, taip? Jo. Bus puikiai. Taip, ir galbūt vyno. Ir aišku, vynogi mes esam Kalifornijoje, taip? Net kavos nenešim. Ar tu prenumeruoji mūsų podcast? Taip, pati pirma, kai tik gavau iš jūsų žinutę Va, matot, visi irgi turit imti pavyzdį ir eit prenumeruoti mūsų podcastą. Nes galvoju, kad čia labai yra rimtas dalykas ir labai gerai žinoti apie visus aplinkui gyvenančius lietuvius. Taip.